Hello, sveiki mano kanalo žiūrovai. Štai atėjo vėl metas pakalbėti apie žodžius, žodyną, įvairias žodžių reikšmes. Tikriausiai mokantis nekartą esat susidūrę, gal netgi susinervinę dėl to, kad kai kurie anglų kalbos žodžiai turi daug įvairių reikšmių. Ir kartais tos reikšmės skiriasi labai nedaug, bet kai kuriais atvejais tie patys žodžiai taip pat rašosi, taip pat tariasi, o reikšmės visiškai skirtingos. Na, tarkim, žodis play, ar ne? To play – žaisti, o a play, ar ne, daiktavardis, tai būtų spektaklis arba vaidinimas. Kitas pavyzdys – žodis smart. Ar ne? Mes visų pirma žodį smart išmokstame kalbėdami, girdėdami jį, kalbant apie, ar nenaudojant apie telefonus, tai mes žinom, kad tai yra išmanus, sumanus, bet iš tiesų pirminė žodžio smart reikšmė yra gerai, gražiai besirengiantis. Ne, tarkim, he dresses smart. Taigi, kaip žinoti tiek daug reikšmių, mes mokomės tarsi vieną žodį, o reikšmių gali būti daug. Todėl visada yra pravartu mokantis naujų žodžių, pasitikrinti ir pažiūrėti, ir jeigu turite laiko pažiūrėti žodyne ne vieną reikšmę ir tuo pačiu išmokimu išmokti keletą reikšmių. Ypatingai daug reikšmių turi paprasti žodžiai, turiu omeny trumpi, labai dažnai naudojami, įprastai veiksmažodžiai. Ir tokie žodeliai kaip do, get, take, give, šiandien ar ne bus mūsų žodis, jie turi ypatingai daug reikšmių. Kartais tos reikšmės vėlgi skiriasi gana daug, kartais jos skiriasi labai nedaug. Taip pat tie trumpi, paprasti veiksmažodžiai yra naudojami sudarant phrasal verbs, frazinius veiksmažodžius, ar ne, kuomet mes juos poruojame su prielinksniais ir gauname visiškai kitokią reikšmę. Taip pat reikia nepamiršti, kad tie žodžiai gali būti naudojami įvairiuose posakiuose ir frazėse ar ne, idiomose, ir vėlgi ta reikšmė tokiu atveju šiek tiek keičiasi. Taigi šiandieną mes susipažinsime su 20 žodžio give reikšmių ir pažiūrėsime į pavyzdžius, kuo jie skiriasi. Kai kurios reikšmės bus gana skirtingos, mes taip pat paimsim keletą frazinių veiksmažodžių, taip pat keletą posakių. Taigi, 20 žodžio give reikšmių. Jeigu neprenumeruojate dar mano kanalo, tai labai rekomenduoju tai padaryti, kad nepraleistumėte kitų video. O mes keliaujame į pirmą pačią paprasčiausią, elementariausią žodžio give reikšmę, tai yra tiesiog fiziškai kažką duoti arba paduoti. Ar ne? Tai yra ta pati pirminė reikšmė – duoti. Pavyzdžiui, she gave him a book for his birthday, ar ne, gimtadienį ji jam padavė knygą, ar ne? Tiesiog kažką konkrečiai paduoti. Bet šitas pavyzdys dar gali turėti ir kitą reikšmę, bet iki jos mes prieisime šiek tiek vėliau. Give taip pat gali reikšti ne fiziškai kažką duoti, bet kažką duoti perkeltine prasme, suteikti kažkokią informaciją, duoti kažką neapčiuopiamo. Pavyzdžiui, the teacher gave the students some tips on how to improve their writing. Mokytoja davė mokiniams keletą patarimų, kaip pagerinti jų rašybą. Ar ne? Tai give some tips, duoti patarimų. Vėlgi, mes juos neduodame tiesiogiai, mes tiesiog papasakojam, suteikiam, lygiai tas pats yra to give an advice, a piece of advice, arba to give advice, duoti patarimą kažkokį, duoti kažkokį tai, tarkim, ne patarimą gal, bet ar ne, kaip tarkim šiuo atveju tip, ar ne, kažkokius tai punktus, dalykus, kas mums padėtų kažką tai padaryti, duoti give some information about something ir taip toliau, ne, kai duodame netiesiogiai. Give taip pat turi reikšmę, kai mes kalbame apie kažkokį jausmą, kad kažkas tai mums gali sukelti kažkokį tai jausmą arba pojūtį. The film gave me a sense of hope and inspiration. Ar ne? Lietuviškai galbūt sakytumėm sukelti šiuo atveju. Tai filmas man sukėlė arba suteikė vilties ir įkvėpimo. Ne? Sukelti, priversti pajusti kažkokį jausmą. Ne? Filmas man suteikia vilties ir įkvėpimo jausmą. Ne? Tai kažką tai dar kitokiu būdu suteikti. Taip pat
Give gali reikšti, kai kažkoks tai daiktas arba dalykas sukelia arba išleidžia kažkokį tai garsą ir mes taip pat galim tam dalykui naudoti žodį give. Ne, tai tarkim, mes lietuviškai tiesiog naudotumėm patį tą veiksmažodį be žodžio give. Pažiūrėkim. The door gave a loud creak as it opened. Lietuviškai sakytumėm, duris garsiai sugirgždėjo atsidarydamos. Ar ne? Mes nenaudotumėm to pačio žodžio give, mes tiesiog sakytumėm loud creak kaip veiksmažodį, ne? Garsiai sugirgždėjo. Taigi, o čia mes naudojame angliškai žodį give. Give up. Čia mes turime phrasal verb. Give up reiškia pasiduoti. Tiesiog pati paprasčiausia tiesioginė reikšmė pasiduoti. After a long fight, he was forced to give up. Po ilgos kovos jis buvo priverstas pasiduoti. Give up tiesiog pasiduoti. Ne, mes naudojam žodelį prielinksnį up kartu su give. Ir matot, visiškai skirtinga reikšmė. Visiškai skirtinga reikšmė. Kartais aš sulaukiu klausimo, ką daryti su tais phrasal verbs ir kaip juos mokytis, nes tu išmoksti žodį give. Ir kartais iš tiesų priklausomai nuo tų pačių phrasal verbs, kartais būna, kad jų reikšmė būna gana panaši, nu, tarkim, koks nors, nežinau, look around ar ne, apsižvalgyti. Ne, tai kas realiai ir yra panašiai, ne, look ir around. Bet kai kuriais atvejais, štai kaip čia, give up, visiškai skirtinga. Tai juos reikėtų mokytis tiesiog kaip atskirus žodžius. Arba mokantis vieną arba kitą žodį, paanalizuoti, panagrinėti, kokiegi gali būti fraziniai veiksmažodžiai, posakiai būtent su tuo žodžiu. Ir jeigu jūs turit laiko užsiimti tuo, tai aš iš tikrųjų patarčiau tai pradėti nuo pačių paprasčiausių žodžių, nuo paprastų veiksmažodžių, kadangi jie turi daugiausiai tų phrasal verbs, jie turi daugiausiai visokių posakių, tai įvairūs, kaip ir sakiau, do, give, take, go, set, come, galbūt, get ir tokie gana paprasti veiksmažodžiai, jie turės didžiausią būrį tų visų phrasal verbs ir daugiausiai įvairių reikšmių. Keliaujame toliau. Give taip pat gali reikšti atlikti kažkokį tai vaidmenį, pasirodymą, sakyti kalbą priklausomai nuo to, kaip mes jį panaudosime sakinyje, bet būtent ar ne, to give a performance, ar ne, atlikti pasirodymą kažkokį, pasirodyti kažkur. Sakyti kalbą, to give a speech, ar ne. Šiuo atveju mes turim to give a lecture, tai skaityti paskaitą. The professor gave a lecture on modern art. Profesorius paskaitė paskaitą apie modernųjį meną. Ar ne, tai to give a lecture, to give a performance, to give a speech, to give a talk, to give I don't know, kažką dar iš tos temos. Ne? Tai give vėlgi visiškai skirtingame kontekste naudojama reikšmė. Turime dar vieną phrasal verb, give out. Give out, kažką tai siūlyti, kažką tai dalinti. Šiuo atveju, ar ne, kadangi give pirminė reikšmė yra tiesiog kažką tai duoti, o out tarsi parodo, kad mes kažką duodam, tarsi lauk, ar ne, tai duoti, išdalinti kažkam, tai yra gana tiesiogiai gali būti suprantama šitas posakis, frazė. Tai the organization gave out free food to the homeless. Ne, organizacija kažkokia dalino nemokamą maistą benamiams. Ne, tai tas gave out free food tai yra tiesiog kažką tai išdalinti, dalinti arba siūlyti. 8 reikšmė. Ir mes turim give off. Give off, atkreipkite dėmesį, čia off su 2 F. Ir šitas phrasal verb reiškia kažką tai skleisti, leisti, kartais skleisti kažkokį tai kvapą, ar ne, jeigu mes kalbam apie tai, kad kažkas tai skleidžia kažkokį kvapą, ar ne, kartais teikti, priklausomai vėlgi nuo sakinio, kaip mes naudosime. The flowers gave off a pleasant fragrance. The flowers gave off a pleasant fragrance. Gėlės skleidė malonų aromatą, galbūt sakytume, arba malonų kvapą. Ne?
gave off, ne, skleidė kažkur tai. Okay. O dabar trumputė pertraukėlė viduryje, nes aptarėm 8, dar liko 12, bet maždaug vidurys ir labai trumpai taupydama jūsų laiką noriu jūs pakviesti nuo rugsėjo jungtis prie mano organizuojamų intensyvių anglų kalbos kursų. Jų pradžia rugsėjo 9 dieną. Jeigu anksčiau esate mokėsi jau mano kursos ir galvojate, kad nelabai norėtumėt kartoti tą pačią medžiagą, tai noriu pasakyti gana svarbų dalyką, kad nuo šios sesijos medžiaga yra atnaujinama ir mes jau mokysimės pagal naują medžiagą. Tai jeigu, tarkim, praleidote kurį laiką ir norite atgaminti savo turimą žinias, tai medžiaga jau bus kitokia, jinai nesikartos. Planuojam rinkti 4 lygius, A1, A2, B1 ir B2. Kviečiu visus. Apie pačius kursus šiuo metu dabar šiame video nepasakosiu. Galite apie juos paskaityti, nuoroda bus apačioje į registraciją ir ten galėsite rasti ir daugiau informacijos apie kursus, o ateityje planuoju padaryti šiek tiek išsamesnį video, kuriuo metu papasakosiu apie tai, kaip kursai vyksta, kaip mes ten mokomės, ko mes ten mokomės ir kuo jie yra geresni arba tinkamesni vieniem arba kitiem mokiniam. Nes nuotoliniai kursai, intensyvūs kursai tikrai kartais nutinka taip, kad tinka ne visiems. Mokantis nuotoliniu būdu, mokantis intensyviuose kursuose, reikia tikrai tam skirti nemažai laiko, turėti pakankamai motyvacijos ir užsispyrimo. Bet tie, kurie nori, tie, kurie bando, tie, kurie pasiryžta tam, tai tikrai visomis išgalimis stengiuosi padėti, patarti, nuvesti ir padėti jums mokytis anglų kalbos. Taigi, jeigu norite pasiaiškinti daugiau, jeigu turite kažkokių klausimų, labai drąsiai komentaruose rašykite, visiems atsakysiu. Papasakosiu, jeigu kils kažkokių tai klausimų, o jeigu norite pasidomėti patys, tai nuorodą rasite video aprašyme. Kviečiu jungtis prie mano kurso. O mes keliaujame toliau ir šį kartą keliaujame prie žodelio give way. Give way reikštų sugriūti, nebeatlaikyti. Tai pavyzdžiui, jeigu kažkas yra spaudžiama arba kažkas yra stumiama ar ne, ir, pavyzdžiui, kažkas nebeatlaiko to spaudimo, nežinau, tiltas, kažkoks karkasas, kažkokia medžiaga ar ne, ir tas give way reikštų pasiduoti, nebeatlaikyti. The bridge finally gave way under the weight of the heavy trucks. Reiškia, buvo kažkoks tiltas ir juo važiavo įvairūs sunkus sunkvežimiai, ar ne, ir galiausiai tas tiltas nebeatlaikė, ar ne, taigi tiltas galiausiai nebeatlaikė sunkių sunkvežimių mašinų svorį, ne, ir tikriausiai arba įlinko, arba įlūžo, arba sulūžo, kažkas nutiko. Taigi give way. Okay. Labai panašus, tik ne give way, bet give away. Šitas vėlgi gali būti suvokiamas gana tiesiogiai, tai yra atiduoti, išduoti, atskleisti kažkokią informaciją, bet iš esmės, kadangi mes turim give duoti ir tiesiog, ne, away kažkur tai kažkam šalin, tai tik tai ta būtent reikšmė, kad kartais atskleisti kažkokią tai paslaptį, atskleisti, išduoti kažkokią informaciją, tai čia yra toks jau truputėlį, ne, mažiukas, kaip čia pasakyti, subtilumas šitos reikšmės. So she accidentally gave away the surprise party details. She accidentally gave away the surprise party details. Ji netyčia, atsitiktinai išdavė vakarėlio siurprizo, staigmenos, kažkokias tai smulkmenas, ne, gave away. Lygiai taip pat mes kalbam apie kažkokias paslaptis, ar ne, kai išduodame apie kažkokią slaptą informaciją, tai mes naudojam žodelį give away. Okay, give in reikštų pasiduoti arba nusileisti. Čia nėra tas, kur give up ir pasiduodu visiškai, ar ne,
bet give in labiau reikštų, jeigu mes kažką tai, tarkim, dėl kažko tariamės, diskutuojame, aiškinamės ir aš truputėlį nusileidžiu. Taigi, after some negotiation, they agreed to give in on a few points. Taigi, po tam tikrų dėrybų, jie nusprendė šiek tiek nusileisti keliais kažkokiais tai aptariamais punktais arba dalykais, ne? Give green light, tai yra kažką leisti. Lietuviškai mes turim šitą posakį taip pat. Ar ne, mes kartais sakom, davė žalią šviesą. Ne, čia turime omeny šviesoforas, kai užsidega žalia ir kažkas kažkur kažkam leidžiama pravažiuoti. Iš tiesų, manau, kad tai yra lietuviškai, mes jį naudojam, ar ne, šitą posakį mes naudojam, bet aš taip pat manau, kad jis yra vis dėlto atėjęs iš anglų kalbos, nelabai natūraliai lietuviškas, duoti žalią šviesą, įjungti žalią šviesą kažkokiam tai, tarkim, projektui arba sprendimui. Kartais girdim politikos sferoje tokį pasakymą. Taigi, the project got the green light from the manager. Taigi, projektas gavo žalią šviesą iš vadybininko ir šitoj vietoj mes pavyzdį turim got the green light, bet jeigu mes pakeistume veikėją, the manager gave the green light to the project. Okay? Good. Let's go further. Keliam toliau. Give reikštų padovanoti. Ar ne? Na, mes turim, pačioj pradžioje, atsimenat, buvo tas tiesioginis davimas ir ten buvo davė gimtadienio progą kažką. Tai tas duoti ar ne tiesioginis davimas, bet mes taip pat galim žodį give naudoti ir kaip padovanojimą, ypač jeigu mes turim omeny kontekstą, kuris yra susijęs su gimtadieniu, su kažkokia švente. Taigi, I gave her beautiful earrings for her birthday. Aš daviau, padovanojau jai gražius auskarus jos gimtadienio progą. Tai, žinoma, mes galim naudoti presented, gifted, bet gave taip pat turi reikšmę ir dovanojimą, jeigu iš konteksto suprantama, kad tai yra kažkokia proga, kai mes galim kažką padovanoti. Okay, next one. Give a hand. Give a hand. Pažodžiui duoti ranką, bet angliškai tai yra labai geras posakis, kuris reiškia padėti arba suteikti pagalbą. He gave her a hand with the heavy bags. Jis padėjo jai su sunkiomis rankinėmis, tašėmis, maišais, nešuliais. Taigi, he gave her a hand reikštų jis jai padėjo, ne, panešė sunkius daiktus vietoj jos. Give a chance, suteikti progą, ar ne, vėlgi, suteikti progą, duoti progą, na, nesakome mes lietuviškai duoti, ne, todėl jau vėl reikšmė skiriasi, nors yra gana panašiai tą, ar ne, konkretų davimą kažko. Tai the company gave him a chance to lead the project. Įmonė, kompanija davė jam progą vadovauti projektui. Taigi, to give a chance. This one, give rise. Give rise, kažką sukelti. Rise yra kilimas, ne, pakilimas, pakilti. Tai kaip ir vėlgi netoli nuo pagrindinės reikšmės, bet atkreipkite dėmesį, jie iš karto yra naudojami be jokių artikelių, be kažkokio prielinksnio, tiesiog give rise. The picture gave rise to speculation that the three were still alive. Nuotrauka šiuo atveju sukėlė įtarimą, sukėlė kažkokius tai speculations, ar ne, kažkokias spekulacijas, įtarimą, svarstymą, kad trijulė vis dar buvo gyva, ar ne? Na, tarkim, kažkokie tai nusikaltėliai kažkur slapstėsi, jau praėjo daug metų, žmonės galvoja, kad jie jau mirė, bet kažkur atsirado kažkokia nuotrauka, kuri išdavė, ar ne, kad gal jie vis dar gyvi kažkur. Taigi, gave rise, sukėlė šiuo atveju svarstymus. Give me, čia sakyčiau posakis, ar ne, derinys dviejų žodžių, jūs juos abu žinot, ar ne, give me, tai tarsi duok man. Lietuviškai aš esu girdėjus tokį pasakymą, bet vėlgi aš manau, kad tai yra tiesiog atkeliavęs iš įvairių filmų ir knygų ir kitos angliškai kalbančios, ar ne, kažkokios tai medijos. Šitą frazę mes naudojam, kai norim pasakyti, kad kažkam teiktume pirmenybę. Kai sakom, geriau duokit man kažką kitą, ne?
I've never had anything grilled and I don't want it. Give me a good roast dinner any day. Ne, aš niekada nesu bandžius grilinto maisto, ar ne, maisto kepto ant grotelių ir visai to nenoriu, bet vat gerai iškepta vakarienė yra tai, ko aš norėčiau. Ar ne, tai tiesiog give me an ice cream, that's what I want. Ne, tiesiog duokit man geriau ledų. Tai iš esmės tai yra tiesiog toks give me, duokit man kažko. Bet perkeltinė prasme, arba labiau tokia konteksto prasme, tokiu atveju mes pasakom, kad tai yra tai, kam aš teikiu pirmenybę. Tai yra tai, ko aš norėčiau iš tikrųjų. Ne, tai, kas man labiau patinka. Daugiau žodžių pridedam ir čia mes turim give and take. Give and take. Tai šiuo atveju mes šią frazę apibūdinam, ar ne, kai mes kalbam apie kažkokią tai situaciją, kad toje situacijoje, norint kažką gauti, reikia kažką tai ir duoti. Suprantama labai sąvoka, ar ne, kad, tarkim, bendravime, santykiuose, bendradarbiaujant, ar ne, norint kažką tai gauti, reikia kažką tai ir duoti. Tai give and take. Pavyzdžiui, if you want a happy relationship, remember, there's a lot of give and take. Jeigu norite laimingų santykių, atsiminkite, kad juose reikia ieškoti kompromiso, ar ne, reikia duoti ir imti, ar ne? Ne tik duoti, ne tik imti, bet turi būti toksai balansas. Tai give and take. And the last one, ir paskutinė, ten buvo give and take, o čia mes turim give or take. Give or take reiškia apytiksliai. Ar ne, kai mes nežinome tiksliai kažkokio dydžio, skaičiaus ir taip toliau, ir sakom, maždaug taip. Taigi, they grow to a height of 2 meters, give or take. Jie užauga iki maždaug apytiksliai 2 metrų. Ne? Tik tai lietuviškai mes tą give or take, tą apytiksliai, naudotumėm prieš dydį. Angliškai pirmą pasakom, ar ne, 2 meters, give or take. Ne? Maždaug. Kažkas tokio, ne? Jie užauga iki 2 metrų. Maždaug. Ne? Tai reiškia, mes nežinom tiksliai. Give or take, tai lietuviškai dar mes kartais pridėti ar atimti, ar ne, kartais panaudojam tokiam pasakymui. Bet iš esmės, kai nežinom tiksliai kažkokios sumos, amžiaus, dydžio, dar kažko, tai mes būtent naudojam give or take. Taigi, tokios buvo 20 žodžio give reikšmių. Jeigu patiko jums video, tikiuosi, kad paspausite like mygtuką patinka, kad galėtų video sklisti plačiau ir kiti galėtų taip pat jį pažiūrėti. Vis dar primenu, kad galite prenumeruoti mano video kanalą, kad nepraleistumėte kitų video. Taip pat primenu, kad kviečiu registruotis į Hive kursus ir jeigu jau pažiūrėjote video iki pat pabaigos, tai apie kursus dar pasakysiu tokią pusiau paslaptį, kad visiems naujokams, kurie registruojasi, kurie pradeda mokytis pirmą kartą, yra galimybė pasibandyti, ar kursai jiem tinka. Mokėti iš anksto nereikia, galima visada pirmą savaitę pasibandyti, pasižiūrėti, išbandyti tempą, išbandyti užduočių sudėtingumą, išbandyti, kaip veikia visa sistema. Taigi kviečiu jūs registruotis, registracijos nuorodą rasite apačioje. O jeigu taip nutiko, kad video žiūrite vėliau negu kursų pradžia rugsėjo 9, ar ne, tai žinokite, kad prie Hive kursų galima prisijungti nuo kiekvieno mėnesio pradžios. Tai jeigu žiūrite video vėliau, bet kursai jūs domina, tai kviečiu irgi pabandyti. Taigi, have a wonderful week, geros jums savaitės, bye bye.